Atidarius naująjį viešbutį Flores ir spa centrą, visas centro akva kompleksas, vandens parkas, centrinė miesto gydykla bei viešbučiai yra sujungti stiklinėmis galerijomis. Nuo šio lankytojai, neišeidami iš pastato, galės naudotis visomis teikiamomis paslaugomis – vandens pramogų parkų, gydyklos procedūromis, spa centrų teikiamomis paslaugomis, sporto klubu, bowlingu, naktiniu klubu, išskirtinai kokybiškomis apgyvendinimo ir maitinimo paslaugomis. Tokio prabangaus rytietiško stiliaus viešbučio Lietuvoje dar nebuvo. Dizaineriai sukūrė išskirtinį interjerą, dvelkiantį prabangą ir harmoniją, o interjero detalės yra pagamintos rankomis ir atplukdytos iš tolimųjų egzotiškųjų rytų. Pasak Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko, tokie unikalūs objektai mūsų kurortui suteikia dar daugiau patrauklumo. Druskininkai gali būti tik tai tada įdomus, kada jie turės išskirtinį objektų visumą, išskirtinį miestą, savo aplinką, savo parkais, skverais, objektais, kurie sudaro tą būtent mūsų brandolį, dėl kurio važiuoja tiek lietuviai, važiuoja užsieniečiai ir būtent šiandien dienos tai keltuvo atidarimas, tai Flores viešbučio, Flores spa centro, tai būtent tie objektai, kurie papildys mūsų esamą infrastruktūrą, be kurios druskininkai nebūtų druskininkai. Druskininkai niekada nesiorientavo į kažkokį tai konkretų srautą, mes visada žiūrime plačiau, dalyvaujame parodose tiek vakarų Europoje, rytų Europoje, net ir Azijos šalyse ir aš džiaugiuosi, kad paskutiniuoju metu pas mus svečiai yra iš netgi tokius druskininkams ar Lietuvai galbūt net ir egzotinių šalių. Tai ir Japonija, tai yra ir Ispanija, ir Norvegija, ir labai platus ratas. Ir džiaugiuosi, kad tų šalių, iš kurių atvyksta svečiai, pastoviai skaičius didėja. Ir aš manau, tai druskininkai tampa žinomi ir tuose šalyse. Ir nepriklausomai nuo pasaulio įvairių negandų, žmonių srautas vykstančių į druskininkus buvo ir bus ateityje. Manau, kad vienas iš reikalingiausių objektų druskininkuose tai yra mūsų kultūros, kongresų, konferencijų centras. Tai numeris vienas. Antras, tai tolimesnė vandens parko plėtra, tai yra jūra po stogu, kaip mes jį vadiname, tai natūralūs pliažai, jūros bangų baseinas. Ir aš manau, kad bus įgyvendinti projektai anksčiau ir vėliau. Viešbučio Flores projekto autorius, architektas Raimondas Pilkauskas, džiaugiasi sėkmingų darbo rezultatu. Džiugu, kad gavosi sėkmingas darbas, kad gavosi vienas iš tų darbų, manau, Lietuvoje, galiu drąsiai pasakyti, nedaugelis objektų pasiseka padaryti, kuriuos galima rodyti. Ne tik Lietuvos auditorijai, bet ir manau, kad nebūtų gėda parodyti ir bet kokiai šaliai arba bet kokiam specialistui ir bet kokiam žmogui. Unikalų interjerą sukūrė dizainerė Danguolė Pilkauskienė. Aš labai džiaugiuosi, kad man teko sukurti šitą interjerą, džiaugiuosi, kad teko dirbti su puikiu užsakovu, kuris žinojo, ko nori ir kūrybinio darbo pasekoje mes sukūrėm bendrą tokį, manau, kad vykusi projektą, kuriuo galim didžiuotis ir manau, kad ir Lietuva gali didžiuotis. Šešiems Druskininkų gydyklos administracinėme pastate įrengtiems viešbučio Flores kambariams pasirinktas neoklasikinis stilius su itališkais baldais ir įranga. Šį interjerą sukūrė architektas Žilvinas Lazauskas. Labai gaila, kad tie apartamentai nuskambėjo, sakykime taip, truputėlį anksčiau laiko, anksčiau atidarymo ir šiek tiek įgavo turbūt neigiamą atspalvį, tačiau jie yra viso komplekso dalis. Jie yra truputėlį išskirtiniai savo estetiką, savo kokybę, savo komforto lygiu. Tačiau tai yra komplekso dalis. Naujojo viešbučio Flores interjerą puošia ir Druskininkų vandens parkui padovanotas unikalus meno kūrinys. Šviesios atminties menininko Audriaus Naujokaičio mozaika in vivo. Viešbučio atidarymo renginyje dalyvavusi jo mama Stasė Naujokaitinė neslėpė jaudulio ir džiaugsmo, kad čia eksponuojamas jo sūnaus darbas. Aš labai džiaugiuosi, aš esu labai dėkinga ir architektui, kuris sutiko tą vietą paskirti, ir ponui Antanaičiui, ir ponui Malinauskui. Visiems esu dėkinga, kad mano sūnaus darbelis vis tik tai puošia čia tą gražų Lietuvos kampelį.
Atidarymo ceremonijoje dalyvavę svečiai turėjo galimybę apžiūrėti įspūdingas Flores erdves, apsilankyti spa centre, pabendrauti su interjerą kūrusiais autoriais.